Sveiki, esu Patrikas iš Cybionics komandos. Šiame vaizdo įraše pateiksiu Jums keletą praktinių patarimų, kaip įjungti Cybionics GKS sistemą. Taip pat parodysiu, kaip tinkamai užsidėti Cybionics jutiklį, kaip pasirūpinti, kad jis nenusiimtų ir kaip sujungti jį su Cybionics programėle. Pirma, parsisiųskite į telefoną nemokamą Cybionics programėlę. Atidarykite Cybionics programėlę, užregistruokite paskyrą įvesdami savo elektroninio pašto adresą ir įveskite pasirinktus parametrus. Pasirinkite vietą žasto užpakalinėje dalyje. Venkite vietų, kuriuose yra daug plaukų, randų, apgamų ar gumbelių, kad jutiklis gerai priliptų prie užpakalinės rankos dalies. Alkoholiu suvilgytą servetėle nuvalykite pasirinktą vietą. Prieš tvirtinant jutiklį oda turi visiškai nudžiūti. Kitaip lipnioji jutiklio dalis gali gerai neprilipti. Nuplėškite jutiklio pakuotės dangtelį ir padėkite jutiklio pakuotę ant lygaus paviršiaus. Nuplėškite dangtelį nuo jutiklio aplikatoriaus. Atsargiai įstatykite jutiklio aplikatorių į jutiklio pakuotę. Padėję ant kieto paviršiaus, stipriai spauskite aplikatorių tiek, kiek spaudžiasi. Ištraukite jutiklio aplikatorių iš jutiklio pakuotės. Jutiklio aplikatorius paruoštas jutikliui ant rankos uždėti. Tačiau nespauskite aplikatoriaus mygtuko, kol neuždėsite jo ant paruoštos rankos vietos. Suspauskite ir nuimkite apsauginį spaustuką. Uždėkite jutiklio aplikatorių ant paruoštos vietos. Paspauskite mygtuką ir pritvirtinkite jutiklį. Išgirdęs spragtelėjimą, atitraukite aplikatorių. Įsitikinkite, kad jutiklis tvirtai laikosi. Mes taip pat pridedame apsauginį gaubtelį, kad jutiklis ilgiau išsilaikytų ant rankos. Paimkite apsauginį gaubtelį ir prieš nulupdami popierinę nugarėlę uždėkite ją ant jutiklio. Spūstelėkite plastikinę dalį ant jutiklio ir jai prisitvirtinus, nulupkite popierinę nugarėlę. Nulupę popierinę nugarėlę, būtinai prispauskite lipnią plėvelę aplink jutiklį. Prie rankos saugiai pritvirtintas jutiklis jau parengtas sujungti su Cybionics programėle. Prisijunkite prie Cybionics programėlės. Nuskenuokite ant GKS sistemos pakuotės esantį nuorodos kodą. Prijungę jutiklį prie Cybionics programėlės, palaukite maždaug 60 minučių, kol jutiklis įšils ir pradės perduoti jūsų gliukozės kiekio duomenis. Štai keletas patarimų, kaip užtikrinti, kad naudojimasis Cybionics būtų kuo sklandesnis. Bluetooth ryšys ir Cybionics programėlė turi būti įjungti visą laiką, kad visada gautumėte visus duomenis. Jūsų jutiklis automatiškai išsijungs po 14 dienų. Tada jį reikia pakeisti naujų jutiklių. Jūs taip pat turėtumėte pakeisti jutiklį, jeigu pastebite, kad oda aplink jutiklį sudirginta arba jums pasireiškia nemalonūs pojūčiai. Pirma, nuo jutiklio nuimkite apsauginį gaubtelį, tada nuimkite jutiklį. Panaudotą apsauginį gaubtelį ir jutiklį išmeskite laikydamiesi reikalavimų. Galiausiai prireikus ant rankos pritvirtinkite naują jutiklį. Štai ir viskas. Jei norite sužinoti daugiau apie GKS sistemą, galite apsilankyti mūsų svetainėje. Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį arba sekite mus socialiniuose tinkluose. Linkiu Jums sėkmingai stebėti savo gliukozės kiekį naudojantis Cybionics.